Sveiki žiūrovai! Sveiki sugrįžę pasiklausyti dar vienos tikros istorijos. Istorija prasideda Vilniuje, mažame Lietuvos miestelyje, kur viską apgaubė rudens šaltis. Tai buvo žiemos vidurio tradicijų metai. Tradicija švenčiama Lietuvoje jau 100 metų. Jauna mergaitė vardu Kristina atvyko gyventi pas tetą į senaliai senąjį kaimą. Ji norėjo vėl susisiekti su savo kultūrinėmis šaknimis, atitrūkti nuo modernaus miesto pasaulio. Vos atvykusi į kaimą, ji pajuto, kad kažkas negerai. Kaimo gyventojų akis nuolat buvo paskendusios mintyse. Teta jai jau buvo pasakojusi senas lietuviskas pasakas, kuriuose minimos senos dvasios ir vaiduokliai. Tačiau Kristina jas ignoravo, laikydama jas tiesiog liaudies klasika. Trečią savo vizito dieną Kristina dalyvavo tradicinėje išmaldos ceremonijoje, o vėliau vyko į tetos kapines. Ši tradicija yra svarbi Lietuvos kultūros dalis, kai šeimos pagerbia savo mirusius artimuosius maistu ir gėlėmis. Kapinėse, auksinėje vakaro šviesoje, ji pamatė labai seną antkapį su užrašyta istorija, kuri atrodė lyg būtų čia stovėjusi 100 metų. Šalia kapo buvo keistų figūrų ir žodžių parašytų lotyniškomis raidėmis. Kai Kristina paklausė tetos apie kapą, jos veidas išbalo. Ji tyliai tarė: "Sūnau, niekada neliesk šio kapo. Čia kažkieno pikto burto uždėta mintis, kuri metų metus buvo laikoma po žeme." Šie žodžiai sustingo Kristinos venose. Kitą dieną Kristina nusprendė nueiti į kaimo biblioteką ir sužinoti šio seno kapo istoriją. Ten ji rado labai seną dokumentą, parašytą beveik prieš 100 metų. Dokumentą parašė lietuvis istorikas. Jame rašoma, kad kaime gyveno labai pavojinga moteris, raganavimo ekspertė. Moters vardas buvo Alisa ir tuo metu ji kaime buvo žinoma dėl vaiduoklių išvarimo ir ligų gydymo. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad ji taip pat siekia keršto savo magiškais metodais. Ji buvo sužalojusi keletą žmonių, kurie mirė labai nelaimingai. Rugsėjį kaimo gyventojai ją sugavo ir labai griežtai nubaudė. Dokumentuose teigiama, kad jos kūnas buvo palaidotas ypatingu būdu, kad jos dvasia negalėtų sugrįžti. Po savaitės, kai Kristina buvo visiškai pasinėrusi į savo ekspediciją, ji gavo labai keistą laišką. Laišką parašė Reddit vartotojas vardu Miško prižiūrėtojas. Laiške buvo išsamiai aprašyta, kaip šis asmuo girdėjo panašią istoriją savo senajame mieste. Vienintelis skirtumas buvo tas, kad istorija vyko kitoje šalyje. Tačiau šis vartotojas rašė, kad naktį nuėjęs prie kapo, jis pamatė moterį vilkinčią seną mėlyną suknelę. Vartotojas taip pat rašė, kad jei kas nors paliestų šio kapo žemės, jį ištiktų prakeiksmas. Kristina turėjo palikti salę ir bėgti pas savo tetą. Išgirdusi viską, teta giliai įkvėpė ir liepė Kristinai pasodinti į kambarį. Tada iš savo senos skrynios ištraukė labai senus popierius. Šie dokumentai buvo parašyti lietuvių kalba, bet teta su dideliu susidomėjimu pradėjo juos skaityti. Teta pasakė, kad ši istorija ne šiaip istorija, o tikra mūsų šeimos istorija. Alisa, kuri palaidota šiame kape, iš tikrųjų buvo tolima tetos giminaitė. Ji padarė daug žalos mūsų šeimai. Teta pasakė, kad jos marti, kuri jai buvo labai artima, mirė nuo Alisos nuodų, o po to pati teta dalyvavo sugaunant Alisą. Iš tetos veido buvo aišku, kad jai vis dar gėda dėl šio seno nusikaltimo. Nuo tos nakties Kristina negalėjo užmigti. Kiekvieną naktį vienoje ar kitoje namo vietoje ji girdėdavo keistus garsus. Prisiminimus apie seną tetos namų muziką, persekiojančius vėją garsus, o kartais net matydavo netoliese judantį kažkieno šešėlį.
Vieną naktį Kristina pažvelgė žemyn iš lovos ir kambaryje išvydo moterį balta suknele. Ji labai tyliai prabilo, prikišusi keli žodžius prie Kristinos ausies. Tu esi iš mūsų šeimos. Tu žinai, kas man buvo padaryta. Nebebuvo įmanoma žinoti, ar visa tai tikra, ar tik Kristinos vaizduotė. Ji kasdien vis silpnėjo. Po savaitės, kai Kristina visiškai nusilpo, o jos rankos ir kojos sušalo, teta nusprendė ją gydyti tradiciniais lietuvių metodais. Teta pasikvietė labai išmintingą moterį, dirbančią kaime, kad ši pasikalbėtų su dvasiomis. Ši moteris buvo Klaudina, pagyvenusi moteris labai baltais plaukais. Ji buvo viena didžiausių lietuvybės žinovių. Vos priėjusi Klaudina pajuto, kad Kristinai uždėtas prakeiksmas. Ji pasakė: tai Alisa, ji keršija už savo nužudymą, ji nori atimti viską iš šios šeimos. Visą naktį Klaudina naudojo įvairias maldas ir dvasinius metodus. Ta naktį, kol Klaudija užsiėmė savo dvasiniu darbu, Kristina susapnavo sapną, kuris atrodė visiškai tikras. Šiame sapne jis stovėjo kapinėse. Ten priešais ją buvo Alisos dvasia, bet dabar ji kalbėjo ne su pykčiu, o su dideliu liūdesiu. Alisa pasakė Kristinai: aš nebuvau bloga, aš tik bandžiau išgyti, bet kai netyčia ką nors sužeidžiau, šie žmonės buvo pasiruošę mane nužudyti. Dvasia buvo labai liūdna. Kristina sapne pasakė Alisai: aš tau padėsiu, aš papasakosiu tavo istoriją pasauliui. Ta akimirką Kristina pajuto, kaip Alisos dvasia pasikeitė. Kai Kristina pabudo ryte, ji jautėsi daug geriau. Jos kūnas atgavo jėgas. Klaudina taip pat atrodė labai laiminga. Kristina nusprendė visą savo patirtimi pasidalinti Reddit, populiariame siaubo filmų subreddite. Ji labai išsamiai aprašė Alisos istoriją ir jos dienas po to. Ji taip pat išsamiai aprašė Lietuvos kultūrą, tradicinės praktikas ir šeimos prakeiksmus. Kai Kristina pasidalino įrašu, jis greitai išplito. Tūkstančiai žmonių pradėjo skaityti istoriją ir palikti savo komentarus. Reddit bendruomenėje siautėjo šurmulys. Daugelis žmonių dalijosi savo panašumų istorijomis. Vieni tai vadino tiesa, kiti prasimanimu. Tačiau buvo ir kai kas labai įdomaus. Įrašą komentavo ir kai kurie profesoriai bei istorikai. Jie rašė, kad tokių istorijų išsaugotų istoriniuose dokumentuose Lietuvoje tikrai yra. Kai kurie netgi pasidalijo savo patirtimi su panašiomis dvasiomis savo regionuose. Kristinos istorija tapo gyvų įrodymų, kad mūsų protėvių lietuviai tradicijos nebuvo vien prasimanimai. Po viso šio įvykio Kristina pajuto, kad tarp jos ir tetos užsimezgė naujas ryšys. Dabar teta neturėjo ko nuo Kristinos slėpti. Teta atidavė Kristinai visus savo senus dokumentus, tradicinius receptus ir knygas apie lietuvišką dvasingumą. Kristina taip pat labai suartėjo su savo lietuvių paveldu. Kartu jos paruošė Alisai naują kapą, kuriame tradiciniu lietuvių būdu sudėjo jai skirtas medžiagas. Šiame darbe dalyvavo ir kaimo gyventojai. Visi kartu meldėsi, kad Alisos siela ilsėtųsi ramybėje. Šiandien, kai Kristina rašo įrašus ir žmonės užduoda jai klausimus Reddit tinkle, ji mielai pasakoja savo istoriją. Dabar ji nusprendė likti kaime. Apie dvasinį gydymą ji pradėjo mokytis iš Klaudinos. Šis šeimos prakeiksmas išmokė Kristiną, kokios svarbios yra mūsų protėvių tradicijos ir kaip galime būti harmonijoje su praeitimi. Reddit bendruomenė vis dar laukia jos atnaujinimų. Kristinos istorija nebėra tik siaubo pasaka, o tikra istorija, pasakojanti, kaip baimė ir prakeiksmai gali pakeisti žmones ir kaip ramybė bei tyla galima rasti ramybėje, kuri ateina grįžus prie savo šaknų.